Sveiki atvykę į Lietuvos širdį. Ar žinote, ką simbolizuoja mūsų vėliava, vytis ar tautinės juostos? Šiandien per kelias minutes atskleisiu Lietuvos simbolių paslaptis, ženklus, kurie primena, kas esame ir iš kur atėjome. Lietuvos vėliava geltona, žalia, raudona. Geltona simbolizuoja saulę, šviesą ir gerovę. Ji primena apie mūsų javų laukus, darbštumą ir tikėjimą ateitimi. Žalia spalva – tai gyvybė, gamtos jėga ir viltis. Ji atspindi mūsų miškus, pievas ir patį Lietuvos alsavimą, ramų, bet gyvą. Raudona – tai drąsa, meilė ir aukos ženklas. Ji primena mūsų protėvių kovas, jų pasiryžimą ginti laisvę ir tėvynės garbę. Trys spalvos kartu sukuria vienybę ir stiprybės simbolį. Tai mūsų tautos šviesa. Vytis – viena seniausių Europos herbų. Jame pavaizduotas raitelis ant balto žirgo, laikantis kalaviją. Tai drąsos, ryžto ir laisvės simbolis. Baltas žirgas reiškia tyrumą ir dvasinę šviesą, o raudonos fonas – pasiryžimą kovoti už teisybę. Vytis lydėjo Lietuvą per šimtmečius, nuo didžiųjų kunigaikščių laikų iki šių dienų. Jis primena, kad tik saugodami tiesą ir laisvę galime išlikti stiprus ir vieningi. Tautinės juostos – tai mūsų senosios tautodailės kalba. Kiekvienas raštas turi savo prasmę. Saulutės – šviesa, rombai – derlingumas, žvaigždutės – apsauga ir dvasinė stiprybė. Juostų spalvos ir simboliai perduodami iš kartos į kartą, kaip šeimos istorija nupinta gijom. Anksčiau juostos dovanojamos vestuvėse, per šventes ar kaip laimės talismanas. Šiandien jos tebėra mūsų tapatybės ženklas, jungiantis praeitį, dabartį ir ateitį. Štai keli mūsų simboliai, pasakojantys Lietuvos istoriją ir dvasią. Kiekvienas jų primena, kad laisvė, drąsa ir meilė tėvynei gyvena mūsų širdyse. Kuris simbolis tau artimiausias? Parašyk komentaruose. Pasidalink šiuo video su draugais ir nepamiršk prenumeruoti Lietuvos širdies kanalo.